Vakar labai nudžiugau, nes užėjęs į Suno AI pamačiau, kad na štai turime version 4 is here, arba kaip viršui rašo V4 has entered the chat. Taigi šiandien trumpai apžvelgsiu, kokios yra naujovės, ko galima tikėtis iš šio naujo modelio ir paklausysim tikrai šaunios muzikos. Taigi, pagrindinis skirtumas nuo ankstesnių versijų yra, kad pailgėjo dainų trukmė. Dabar Suno AI generuoja maždaug iki 5 minučių dainas. Anksčiau, stengdavus apsiriboti 3 minutėm. Aišku, būdavo ir ilgesnių, bet, būdavo toks laiko limitas. Kas labai įdomu, dabar su versija 4 mes galim perdaryti prieš tai savo darytas dainas. Tai šiandien video irgi tą parodysiu, kaip atnaujinti savo prieš tai buvusius kūrinius. Atsirado naujas Remi muzikos kompozitorius, kuris ženkliai geriau rašo tekstus, dėja turiu jūs nuvilti, lietuviškai jis nerašo. Rašo angliškai, rašo rusiškai, ko gero vokiečiškai, ispaniškai, lietuvių kalba, yra užmiršta. Tiesa, dainas mes galim generuoti lietuviškai, tačiau šiokių tokių klaidelių išliko kaip ir buvo prieš tai, todėl nieko labai stebėtino, nieko labai naujo. Versija 4 nepasiūlė, Lietuvos muzikos kūrėjų. Dabar yra ženkliai pagerinta vokalo kokybė ir galite kurti labiau komplikuotas dainas. Parašant kokiu tembru turi tam tikra dainos dalis skambėti, ar ne, kad tai sodrus balsas, ar cypiantis balsas, ar kaip jau jūsų fantazija leidžia, tai yra ženkliai patobulinta šitoj V4 versijai. Pamatysit, kai generuosim dainas, yra ženkliai patobulintas viršelių generavimas. Dabar prieš generuojant viršelį Suno AI supranta, apie ką daina ir pagal tą tematiką sugeneruoja viršelį. Dar vienas momentas, ką pasiūlė Suno, nežinau, kiek tai gali būti naudinga, kad dabar gali dirbti komandos prie to pačio projekto. Tai panašiai kaip siūlo canva.com, kad keliese galite daryti kažkokį dokumentą, kaip siūlo Google Docs, ar ne, kad keliese galite Excelį koreguoti. Taip dabar Suno AI pasiūlė šį funkcionalumą Teams komandom, kad jie visi galėtų dirbti kartu. Taigi paspaudžiam Create with V4 ir, pirmiausia reikia prisijungti. Ir aš čia turiu šiek tiek daugiau kreditų ir štai yra šiokie tokie mano pasibandymai. Štai dėka Suno AI susikūriau naują kanalą, kurti muzikai, jis vadinasi Kieta žemė, verčia ir anglų kalbą, pas mane kompiuteris anglų kalba, todėl verčia ir pavadinimą ir aprašymą į anglų kalbą, bet šiaip, Kieta žemė ir štai galite paklausyti kelias dainas, kurios iš tikrųjų skamba gan įspūdingai. Miestas šaltas kaip ledas, išgyventi čia tai mano kasdienis stresas. Sukasi ratai, cigaretės dega greit, gatva šnabžda, tu tik nesustok eit. Į kurią mano darbai jau seniai užgroto, aš likau čia kovojantis už savo brolių. Gatvės tas nepaprasti, čia nėra taisyklių, gyvenimo žaidimus, čia nėra mygtuko grįžti. Aš gatvės vaikas, niekas manęs nesustabdys, savo keliai tik dūmai ir sūnus prisilpnys. Rūkas aplinkui, bet tai į priekį tiesiai mano gyvenimas kovos, bet to pabaigos. Prie savęs turiu tik lojalius karius, kiekvienas žingsnis čia tai kaip karo žingsnis grįžus. Mano miestas pila šnabždesių ir tamsos, bet mes nesustojame, einam iki paskutinio kvapo. Už kampo laukia pavojus, bet aš pasiruošęs, žinau, kad šiame žaidime reikia būti kietas, mano svajonės. Taigi, jeigu norėsite paklausyti, nuorodą paliksiu apačioj į šitą mini kanalą, nežinau, galbūt plėtosiu jį. Tai būtent taip skamba V4, ar ne? Čia yra tik tai 2 gabaliukai kol kas sukurti. Ateityje, jeigu kanalą nepleisiu, pakūrinėsiu ten tai šiandien kažkokios muzikos. Ir čia, jeigu pasispausim custom, turėsim naująjį Remi modelį, kuris, rašo ženkliai geresnės dainas. Tiesa, bandžiau užklausti lietuviškai, bandžiau gudrauti užklaustant angliškai ir kad sukurtų lietuvišką dainą, nei per kur nepasidavė.
bandžiau, kad kurtų apie karą Ukrainai ir vėl, spiriojasi. Tai jūs čia galite rašyti, tarkim, paspausti Surprise Me ir naujas Remi modelis jum labai greitai sugeneruos dainą, atsižvelgdamas į Style of Music. Čia galite nurodyti savo Style of Music. Ir štai buvo sukurta daina, ar ne, ir, galim tiesiog paspausti Create. Personą dabar nepridėsim, tiesa, apie personas, jeigu bus įdomu, taip pat palikit komentarus apačioje, aš galėsiu papasakoti daugiau, kas tai yra per personų funkcionalumas Suno AI, o dabar apsiribokim vien tik tai versiją 4. Taigi pabandom susikurti, ką sugeneravo Suno AI, naujas Remi modelis, dainų kūrimą. Kaip matot, prisegamas yra V4 logotipas ir kūrimas bent jau man atrodo, kad yra greitesnis, nes anksčiau, tas ratukas sukdavosi pakankamai ilgai. Tiesa, pastebėjau dar šiokių tokių klaidų, kartais dainas sugeneruoja be žodžių, nors tie žodžiai lyrikse vadinami būna pridėti, tačiau Suno AI kartais atsisako pridėti žodžius. Tai labai tikiuosi, kad šita klaida greitai bus ištaisyta ir, nes kreditus nuėma, o dainos mes neturim. Ok, pasiklausom, net neskaičiau apie ką ši daina. Breathe, living it up, oh, let's do it. Let's do it, let's do it, let's do it. But I got roses that fly around my head. Got roses flying around me. And I'm feeling dark and blue. And I'm sick of the spite, oh, acts a fool. And I'm sick of the spite, oh, acts a fool. And they say I love you, I do. You're on my mind like oxygen. Used to say you'd ride without a friend. Like oxygen, like oxygen. Past the pines and beyond the fence. Like oxygen, like oxygen. If you ever wanna let me in. Breathe, breathe. Living it up, oh, let's do it. Aš pamenu, kai pirmą kartą išgirdau, kaip generuoja versija 3.5 buvo panašiai, bet vėl viskas tobulėja. Jau praktiškai nebegalite atskirti, ar tai buvo generuotas su dirbtiniu intelektu, ar tai buvo tikra daina. Ok, tai štai turim funkcionalumą papildomą tokį, kad mes galim prailginti dainą, panaudoti užklausą iš naujo, reiškia šiuo atveju vieni lyriksai, užklausas jokios nebuvo, pasidaryti coverį, susikurti personą, remiantis šią dainą. Vėlgi, kaip minėjau, jeigu norite, kad daugiau papasakočiau, kas tai yra persona, būtinai palikite komentarus kryptyje ir jeigu jų bus pakankamai, padarysiu atskirą video, kuriame paaiškinsiu, kas tai yra per dalykas persona, kaip tai naudoti, kaip ženkliai pagerinti savo dainas, ypatingai tai gerai veikia su lietuviškom dainom. Rezultatą jūs girdėjote patys, tai buvo irgi kurtas su persona, kuri yra čia kita žemė. Persona, ar ne? Ok, toliau ką mes dar turim. Create, Get Themes. Tiesą sakant, nežinau, kas yra Get Themes. Aha, čia ką tik atradau naują funkcionalumą, arba vis ką tik atsirado. Taigi matom, dabar galim tiesiog ištraukti vien instrumentalą, vien muziką, arba vien žodžius, vien dainą, kas yra absoliučiai fantastinis funkcionalumas. Ok, tai ko gero užtruks kažkiek laiko generuoti. Toliau mes turim Remaster. Tai, versijai 4 kaip ir neaktualu, bet mes galim pasibandyti su prieš tai buvusiom. Ir štai turim galimybę pasidalinti ir atsisiųsti. Kaip matot, mes ką tik sukūrėm šitą dainą. Prieš tai bent jau video trūkdavo labai ilgai. Ir galim MP3 audio ir atsirado WAV formatu galimybę atsiųsti. Anksčiau, kiek aš atsimenu, buvo tik MP3. Gerai, tai čia mes dar turim vien instrumentalą arba turim vien žodžius. Tai jeigu pasispaudžiam vien žodžius, pradžiai buvo muzika. Breathe, living it up, oh, let's do it. Let's do it, let's
let's do it. But I got roses that fly around my head. Got roses flying around me. And I'm feeling dark and blue. And I'm sick of the spite who acts a fool. And I'm sick of the spite who acts a fool. And they say I love you. Taigi tai iš tikrųjų gali pasitarnauti, tikriem music makeriam, kurie galbūt susikuria dainas su sūno jai ir tuomet nori ant viršaus užrašyti savo balsą. Tai gali pasiimti tik instrumentalą, o dainuoti pagal sūno jai sukurtus žodžius. Arba galima atvirkščiai, jeigu mums patinka žodžiai, bet mums nepatiko muzika, mes galim užsidėti ant savo, arba galim padaryti netgi miksą. Paimti žodžius iš vienos dainos, paimti muziką iš kitos ir, tai pasižaisti ir gal sukurti kažką unikalaus. Štai šią dainą, pavadinimas naujas intro, aš naudojau prieš tai kažkuriam video, kaip mano video soundtracką, ir dabar tiesiog turėčiau pabandyti jį remasterinti, nežinau kaip tai skamba lietuviškai, paspausti mygtuką remasterint šios dainos ir paversti ją iš versijos 3.5, paversti į versiją 4. Jis skamba taip. Tai yra intro ir po to tas soundtrackas, Tai koks lounge'as hip-hopas. Visumoje labai gražus gabaliukas, aš esu prisikūręs keletą tokių, kuriuos naudojau kaip soundtracką savo keliem paskutiniam video. Ir dabar, ką aš pabandysiu, tai remaster su V4. Ir štai atsiranda remaster, jis pervadinamas, uždedama V4 ikonėlę ir generuoja iš tikrųjų mano manimu greičiau negu V3.5 kartojas, bet tai tiesiog pastebiu. Iškart matom, kad su šituo liktai kažkokia yra bėdelių. Žiūrėsim, ar nebus bėdelių daugiau. Turim ir efektus ir viską. Pažiūrėkim. Nuostabi muzika, labai panaši į tai, kas buvo sukurtas 3.5, bet pridėjo tokių visokių mažų garseliukų, kurie prideda skonio, tokie savotiškai prieskoniai pridėti į šią muzikėlę. Skamba tikrai labai gražiai, paklausykim antrą variantą. Remasterint verta, ir jeigu turite kažkokių įspūdingų dainų, anksčiau sukurtų su 3 versija, ar tai 3.5, tikrai rekomenduoju peržiūrėti tas dainas ir remasterinti jas su versija 4. Taigi, tai buvo trumpa apžvalga. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite paspausti nykščių, pasidalinti su draugais ir ate!